Sveiki, šiandien turime gana įdomų objektą, kuris yra Vaidoto gatvėje, Panemunėj. Matote, koksai sklypas didelis priklauso objektui, sutvarkytas, gražus, 5 arų erdvus sklypas. Toliau einam į patalpas, pasižiūrėsim. Terasa gana nebloga, graži, išpuoselėta, tvarkinga. Pasidėti galima ir kavos ar arbatos išgerti. Toliau einam į patalpas, kurios gali būti tiek biuro patalpos, tiek kažkokiu tai veiklų, užsiėmimų, jogos, ar tai kažkokiu tai šventinių renginių organizavimu. Gana gražios patalpėlės, tvarkingos. Dekoras, koks ant sienos kaba. Sanmazgas. Viskas tvarkingai paruošta, patvarkyta. Patalpos susideda iš, galima sakyti, 5 dalių, nes dar yra ten tokie susidėjimo kambariai. Čia patalpėlės tiesiai prie gatvės, geroj randamoj vietoj. Niekas nesuks galvos, kaip surasti, atvykti pas jus. Taip neblogai atrodo. Signalizacija, šildymas, oras. Toliau yra ir elektrinis, čia toks šildytuvas. Tokias patalpėlės čia susidėjimui, toks kriauklė, visokie reikmėm visokiam pasidėti. Žiūrim. Dar ten grįžtam, pasižiūrėsim. Irgi patalpėlės yra pasidėjimui, sandėliavimui, tokios nedidelės priklauso. Tai čia duris. Atidarysim, užsidegsim šviesą. Čia tokios patalpėlės dar susidėti lentyną. Ūkiniam reikmėm kažkokiom gali būti. Ar tai knygos, jeigu kokius sektuvai. Taip kad šitas patalpos apie 75 kvadratai ir jos nuomojamos yra. Prašom, kreipkitės į Tvirtovės nekilnojamą turtą, kuris padės jum, atliks apžiūrą kartu su jumis ir nuspręsite, ar jum jos patiks, ar norėsite nuomotis. Ačiū už dėmesį. Viso gero.